Kaip Jėzus yra Eucharistijoje, jei mes matome tik duonos pavidalą? Tai kas ten yra sakramento galia? Tai yra per konsekracijos žodžius. Yra Kristaus kūnas pagal substanciją. Akivaizdu, kad jei kūnas yra tikrai esantis, tai dėl bendrabūvio konkomitancijos. Ten taip pat yra kraujas, siela ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus dievystė. Dar daugiau. Tėvas ir šventoji dvasia ten yra per cirkumincesiją. Ką tai reiškia? Tai reiškia štai ką. Kur yra sūnus, ten yra ir tėvas ir šventoji dvasia. Pažvelkime į milžinišką turtą, kuris glūdi Eucharistijoje. Bažnyčia teisingai teigia, kad visa jos turtingybė yra Eucharistijoje. Visa, ką turime brangiausio, yra ten prieš mus švenčiausiajame sakramente. Ir dabar supranti, kodėl velnias nekenčia Eucharistijos. Kodėl jis nori ją paversti. Paprastą vakarienę, simbolių, prisiminimų, tuščią bendruomeninę šventę. Vien tik pasidalymų. Visa tai yra iškraipimas. Kodėl? Nes Dievo, kuris ten tikrai yra įžeidimas, yra didžiausias. Ten viskas yra didžiausia. Tai aukščiausias garbinimas, kurį galime atnašauti Dievui. Bet taip pat tragiškai didžiausia įžeidimo forma. Jei tai nėra pripažįstama su tikėjimu, pagarba ir adoracija. Nes ten yra tai, ką turime brangiausio.